Išsijungė vėl mano mikrofonas. Dabar pasiėmiau rimtesnį biškį mikrofoną. Gal. Va, ir vienu žodžiu kalbėjau aš apie tą laimę ten, ką jūs ten galit padaryti, vat jūs galit tą, ką jūs galit iš tikrųjų. Nieko negalit, bet ką jūs galit. Ir ką jūs įvaizduojat, pasiimat paprasčiausiai. Pirmoji eilė pasiimat. Jeigu nežinot ir norit, kad aš jums pasakyčiau, tai pasiimkit popieriaus lapą, ant ko pasidėti patogiai, pieštuką ir nusipieškit savo aplinkybės, realiai. Nes iš realybės tik tai galit, pats lengviausias būdas atsispirti yra iš realybės, žinai. Kai suprantat, kur realiai, ką galit padaryti, tada jūs pradedat daryti tuos žingsniukus. Surašykit ten 12, su savim 13 žmonių. Pirmiausia, save prašykit, darot savo įtaką. Savo silpnybę, stiprybę surašykit. Ir kokį dar plus 12 žmonių. Aš paskui paaiškinsiu, kodėl aš galvoju, kad 12 reikia rašyti. Bet čia toks utopinis, filosofinis klausimas, kodėl. Aprašykit, kurie daro jums įtaką, su kuriais jūs bendraujat. Čia aš pavadinsiu pirmas ratas, žinai. Vat pirmas ratas, su kuriais daugiausiai praleidžiat laiko, žinai. Tų maniakų. Žinai, ten dažniausiai, jeigu ten yra, pažiūrėti, nusikaltimą žmogus padarė, tai su juo dar yra visą laiką, dažniausiai yra dar nusikaltėlių, kurie darė įtakas tam, kad atsidurti. Vienaip ar kitaip kalbėjo, net kalbėjo, nesuprato, žinai. Arba atvirkščiai. Kažką, kad žmogus pasisektų, kažkur atsidurtų irgi kažkas tai darė įtakas. Iš tų žmonių vienas kažkas tai ten daro daugiausiai įtakos, pasirenki ir kažkaip tai su tuo susiderini, žinai. Jau ant to popieriaus lapuko susirašykit, ką jūs galit. Ir kažkur tai savaitę praėjo, pasižiūrėkit, ar padarė tą, ką jūs galit. Ir darykit tą, ką jūs galit. Aš jums čia galiu, žinai, pilnas internetas, kur ten visokiausių, ko tik norit ten, ko tik tai širdis geidžia. Bet jūs kažkaip tai galvokit, ką jūs galit realiai, žinai. Vertinkit. Va. Ir aišku, žinai, aš pavyzdžiui, visą laiką, žinai, aš iki šiol bandau šokti aukščiau bambas. Aukščiau bambas neiššoksi, žinai, nors aišku, ten visą laiką pradedi, ką reiškia aukščiau bambas neiššoksi, žinai, ten ir taip tą pačią sampratą, žinai, nes žmogus tai gali didžiulis aukščius peršokti arba iššokti, žinai, arba pašokti viršų, žinai. Bet yra tokia patarlė, čia matyti yra toksai kaip, kad tu vis tiek, tu esi apribotas kažkokiam tai aplinkybėm, iš kurių tu išsiveršti, negali. Žinai. Bet reikia pabandyti. Tas mikrofonas mane čia sunervavo biškiai dabar, žinai, kažkaip nusimušė tą bangą, pasakot jums apie tą laimę, apie turtus, apie sveikatą. Nebenoriu, papasakosiu jums geriau kažką kitką. Vis tiek ieškosim visi tų kaifų. Bet tų kaifų gyvenime nėra, žinai, tu atsiduri, pavyzdžiui, tu turi tikrai to kažką darai, turi kažkokį tai ar retai, ar dažniau jaust tą malonumą, žinai. Jeigu jo nebėra, tu pradedi kristi depresiją, žinai. Depresija tai yra malonumų trūkumas. Tau jų per mažai yra ir tu depresija, žinai. Per mažai malonumų, tų dopaminų visokiausių,
ir tu nori ten iš jų kažkur gauti, iš kitų pozicijų, kurias tu negali dasigauti, tu negali dasigauti kažkokiu ten, neturi gero ir gražaus vaikino, arba merginos, pinigų neturi, sveikatos nėra, žinai, ir tu negali dasigauti ir tu malonumų gauti iš tų, žinai. Vis tiek, ar tai, kad tu turi malonumas, ar tai, kad tu išleidi malonumas, pavyzdžiui, pinigų, žinai. Ar ten, žinai, kad tu gali pabendrauti, ar ten gali ten pasipėsti, dar kažką tai, žinai, pasibučiuoti. Va, ir tu kažkur tai ieškai tų momentų, kad gyvenime tau patiktų, žinai, nuo to. Ir jeigu jų mažai, tai tu kažkaip darais nelaimingas, depresyvus. Jeigu vidutiniškai, tai yra pats geriausias, kai jau ne per daug ir ne per mažai. Kai per daug jų yra, irgi jau šiaip biškai gal ant narkotikų pasėdė, žinai. Kažkur tu gauni per daug gauni. Per daug nebūna, man duok labai daug, aš labai daug noriu. Žinai, tas pusnes, kai prisimeni, ant kiek jas nori atkartoti, žinai, pavyzdžiui, morfijų man suleido, kai sirgau, žinai, tai guli, pavyzdžiui, nuo to morfijaus ir tu žiūri pastoviai, va tau atrodo, kad tas kontrastas tų spalvų geltona, ten, žinai, oranžinė, žydra, mėlyna ir va tokia, kaip jie matai ir yra matai, žinai. O čia tau atrodo, kaip tu, va, žinai, kaip žiūri kartais tamsų ekraną ir nematai, žinai, nervuojas, nematai, žinai, ir tau jis ir nesididina tas ten, batarkė nusėda, žinai, ir nesididina tas šviesa, žinai. Ir tu pripranti, kad jinai pastoviai ten apsiblausus ir paskui arba net nežinai, kad jinai gali pasididinti, žinai, žaidė, o paskui nežinai, tau tamsu, žiūri, žinai, o tau vienu momentu bams ir padidina, žinai, tą kontrastą, šviesą, žinai, spalvotas ekranas pavirto, žinai, buvo nespalvotas, žinai, o tai kai morfijus suleidžia, tai toks jausmas, žinai, kai duodi, žinai, kiekvienam skirtingai, žinai, bet aš prisimenu tą jausmą, žinai. Ir suprantu, kodėl narkomanai, pavyzdžiui, negali paskui iššokti iš tų pinklių, žinai, nes tau gyvenime pasiektą lygį be narkotikų yra, neįmanoma. Gal beveik neįmanoma, bet bliam, ar ragas kaip sunkiai, žinai, čia žmogui pasiekti. Ir tu nori vėl būti būsinai, žinai, kur tu ryškiai matai spalvos, nors ten, aišku, kuo daugiau tų narkotikų vartoji, tos spalvos jau tu pripranti prie to kontrasto ir tau kiekvieną kartą noris vis didesnio jo nebėra, žinai, nebesilygina, organizmas pradeda sunkti resursus, energiją, žinai, pripranta. Ir taip tu pripranti prie narkotikų. Tai ir paskui visų griūna kita gyvenimo piramidė, žinai. Tai viskas vyksta. Ir kai jau pragyveni daug, tu supranti, kad baziniai principai, ką tau mama ir tėtis pasakoja, žinai, ir ką ten pasakoja, kad jie iš tikrųjų ir dominuoja, žinai, kad džiaugis tom, kas yra, žinai, stenkis kur daugiau, toliau judėti, žinai, kad šeimos principai, bendravimo principai, tu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų, ten, kur gimėjai, augi, ten reikėjo iš pradžių vis tiek, tu bet kokiu atveju, net jeigu tu išvažiuoji, tu turi ten tą turi visą laiką turėti pasilikęs tą sodą, kurį tu gali, net jeigu tu neparvažiuosi, bet jis pas tave yra, žinai. Jeigu jo pas tave nebėra, taip aš paskui, tai tada tave gyvenimas hops atgal, o pas tave jau nebėra, žinai. Kol aš neišsimėčiau visų savo sodų, ten būtų sklypų, žinai, tol manis gyvenimas neprispaudė grįžti į tą vietą. Kažkur Tenerifei, Ispanija, viską, bet kai jau čia viskas pasibaigė, kai tada gyvenimas jau sako, vsio, covidas, lygos. Karas. Ir viskas susideda į vieną ir tu jau žinotai, kad tau reikia
Numiai varyti. Numiai varyti, namo važiuoti. Ir parvažiuoja, o čia viskas mažai vietos. Užimtas Sviečikės, viskas geras. Geras Sviečikės užimtas visas, žinai. Nu ir guli stradalinė, stradalinė, paskui atsikėlė, eini pradėti kažką judinį, kažką žiūrėti, ieškoti, žinai, ten kalbiškai įsijudinį, gydytis, kažkur važiuoti, pas kažkokiu, žinai. Ir aš save pasakoju, paskui pabiški. Ateina momentas, įrašysiu 100 video. Nu ir rašinėjai, žinai, tą 100 video pasakai žmonėms ten apie visokiausius pergyvenimus dar. Aš suprantu, kad mano tie visi, tos mano žinių bagažas, jis yra paviršutiniškas, žinai, ypač kai dirbtinis intelektas yra ten, žinai, pasakoti jums apie kažkokias ten, aš jums galiu, aišku, pasakoti, žinai, čia pasidarai gerą ekraną, kad skaityti, čia kas man prieš akis, kad šokinėtų, tai ir skaitai ten, žinai, apie ten 3i atlas ten, žinai, ir apsimetė, kad tu čia labai jau gerai apie to atlas masę, žinai, apie greičius, kiek jis ten į sekundę skrenda, žinai, kuo jis toks unikalus, kodėl ten tas šleifas, žinai, netaip nukreiptas ne į tą pusę, žinai, kaip atrodo, kad jis būtų užsimaskavęs, žinai, ir ten, žinai, kad čia dar pasirodo dar kietesnių to objektų atskrenda, žinai, ten tas. Va, Bet kadangi dabar yra dirbtinis intelektas ir dabar matai, kad dabar tas šansas yra, kada su tuo natūralumu gali išlysti, kada kažkas tave užkliūs, žinai, kažkoks jauniklis. Vat jeigu dabar būtų man 20 metų, vat, pavyzdžiui, kaip tavo vietoj 22, 23 mergiškai kokie, žinai, tai aš prisisirpčiau prie va tokio kaip aš, tai čia, žinai, būtų mano pusiau dievas. Nes, krūva problemų, kur gyvenime tavęs laukia, žinai, ir tu kaip susensi anksčiau laiko ir viską, žinai, nes tavo dabar, kai tu pasižiūri, tu jaunas veidrodį, viskas toks, žinai, pasitempęs ir taip ir nepagalvoji, žinai, bet tai tu pasižiūrėk į savo ten mamas, tėčius, močiutės, žinai, įdėmiai pasižiūrėk per tą etapą gyvenimo, žinai, kokių kąsnių tu gali nevalgyti tų kračių, žinai. Jie vis tiek bus, bet tu gali žymiai jų sumažinti. Jų tu nepaklausysi, o manęs gali paklausyti. Ir kaip pinigų, kad būtų, žinai. Ir kad sveikatą, kad išsaugoti, ir kad tas laimės daugiau būtų, žinai. Tikslų tu, kad tu galėtum pasiekti, žinai, ten. Ir nesiparinti, svarbiausia, kad išmoksi nesiparinti dėl tų dalykų, kur 90% žmonių parinas, žinai, Jėzus ten, tragedija ten. Va, bet to gal tau reikia parintis, gal tau reikia tas visas problemas išbandyti. Gal tu nori būti senatvėj sukiužęs ir nelaimingas, žinai, gal čia tavo kelias, ką aš žinau, žinai. Gal tu nenori būti pasitempęs, laimingas ir toksai kietas, arba ten tokia mama su gerai išauklėtais vaikais. Šeima tokia pastatyta, nežinau, gal geriau ten pajaust laimę, kai įpisi gramą. Nors gramą, kai įkali, iškart matai, vat, žmogus, žinok, vat, iškart atsidūrė kažkaip, tai jis užsiblokuoja iki tam tikros ribos, žinai. Vat tam tikrą ribą tu kaip sieną tokią sukeli prieš save, žinai. Vat kai tu, jeigu tik nerandi, kaip tau atsipalaiduoti be alkoholio, vietiniai būsniai, nebūtinai be alkoholio, iš vis be narkotikų, jeigu tu nerandi, kaip iššokti tą būsnę be alkoholio, tai žinok, tu išėjęs alkoholio, Jėzau, vėlaisi, eisi ant automato, vis tiek viską darysi, bet tavo gyvenimas jau bus tada, kai tu įkaliai gramą.
Ne tada jau, kai tu viską darai, vat kai jau įkali gramą, tada tu atsiversi, būsi laimingesnis, toks, žinai, atviresnis, žmogiškesnis. Principė, tu tapsi žmogiškesnis. Tai yra nelabai gerai, žinai, nes kartais gal tas, jeigu tu, nes geriau būti išmokti žmogiškam būti be to gramo, žinai, kad tu pastoviai kaip girtas, žinai, vat aš neišsiblaivėt niekada. Kaip aš, vat, aš neišsiblaivė nuo gyvenimo, žinai. Aš aišku nepretenduoju, kad ten, žinai, yra ten žmonės eruditai, išminčiai, visokiausiai įsigilinę, keliauninkai, žinai, tu pasakoju ten ir matos, kad pas juos geležinis patyrimo srautas minčių ir sarkazmas, kuris neturi ribų, žinai, kad tu kalbi su juo ir jis atseit kiaurai tave žiūri, ką tu čia man aiškini, aš jau viską čia matęs, žinau, čia man jau visas mano kelias yra aiškus, žinai. Nu, gal ir taip, ką žinau. Aš tai matau, kaip, žinai, būna, kad žmogus prasilaikęs vos ne 20 ir 14 metų iš tos pozicijos, vat, kuris yra, bum, žinai, toje pozicijoje, kur nėra, žinai, netikėtumai. Ir tada žiauriai pergyvena, kad oi, negalėjo tai būti, žinai, viskas gali būti, supraskit, daleisti reikia viską, kas įmanoma. Tada bent suprasi, bent bus momentas, kad tu pamatysi, kad jeigu tu pradedi ristis į apačią ar kažkas atsitiko, bent suprasi, kad tau ta matrica, tas gyvenimas tau kitokį kelią parodė. Čia aš gal net ir kaip savo pasakoju, supranti, nes aš pats bijau, kad aš toj prirašysiu tų vidakų, prisirinksiu tų brolių ir sesių sektantų, kur kartu mušim būgną, žinai, ir skambinsim varpais, žinai. Jie ten man duos resursų savo, ten 10% atiduos, aš dar iš tų pinigų, dar daugiau pinigų pradarysiu ir jie bus turtingi. Aš idealiai pasakoju, žinai, kitaip. Ir užmiršiu irgi, ir jau galvosiu, va, dabar jau ten tai yra realybė, žinai. Ir va ta realybė, kur dabar esu, kur pasakoju, irgi jie, žinai, galiu pamesti, žinai, tai va, aš pasakoju, gal kažkaip tai persižiūrės, tai vidarbą man kažkas sakys, va, čia tu irgi pasakoji, žinai. Ten būna dažnai, kai žurnalistai atsuka, žinai, sakyk, žiūrėk, važiuok, tu tai pasakoji, žinai, ten kažkokiam politikui ar ką, jis kiaurai, nu, pasakau, tada tokios aplinkybės buvo, dabar kitaip pasakoju, kitokios aplinkybės, žinai. Tai va ir čia, žinai, aš irgi pasakoju, tokios aplinkybės, žinai, žmogus keičiasi. Bet va turint tą žmogiškumo formą, turint tą sampratą, tą savoką, žinai, jinai gali būti pas bomžą, skurdžių, žinai, gali būti, žinai. Dažniausiai, jeigu alkoholį nevartoja, jeigu alkoholį, matos, alkoholis visą laiką, žinai, užtušuoja, žinai, tas riba, siena yra, žinai. Nu, narkotikai, nebūtinai alkoholis. Ir gali būti pas turtingiausią žmogų, gali būti, ta, matai, ta žmogiškumo sampratą, savoką, žinai. Tu žinok, ją gali kažkaip pamatyti, žinai, nu, išskaičiuoti kažkaip, tai, žinai. Ir tas pats žmogus gali prarasti tą žmogiškumo sampratą, kaip pats turtingiausias ir pats, ir tu jau sutinki jį po kažkiek tai laiko ir matai, nebėra, jis kažkur tai ant kažko supyko, gal kažkas tai jį, žinai, gal kažkur į kitą susikoncentravo, patikėjo kažkokį tai dievą ten ir dar kažkas atsitiko ir tas pagrindinis tas va, žmogiškumas jis ir išskrido, žinai. Gal ir pas mane išskris, žinai. Ir kartais aš jaučiu, kad gyvenimas, žinai, va, su tais vaikais, žinai, su tais rūpesčiais, su tom ligom, kaip apkrovęs, tai aš ir pats, žinai, galvoju, kad čia gal reikia sugalvoti, kaip atimti resursus iš kažko, tai atiduokit. Dabar net atimti nebegalinės, dabar, žinai, čia. Va, tai aš kažkaip tai dabar kursiu tą savo
padėjėją dirbtinį intelektą, žinai, aš pasisodinsiu jų šalia ir būsiu su juo dviese, žinai. Balsą turbūt kaip savo sukursiu, žinai, ir bandysim mes su juo tarpusavį kalbėtis, žinai, kad ištrauk pagrindinius esminius tos momentus. Ką aš pardavinėsiu? Pirmiausiai nusipirkit pinigiuką.lt, įeikit ir nusipirkit tokenų. Kadangi aš čia postringauju lietuviškai, tai va tą pinigiukas.lt nueinat, nusiperkat, čia man pastato daug patiktukų, kaip, reiks paskaityti, kaip jis vadinasi. Užsiprenumeruojate kanalą ir pasijungit. Parašot man, kažkaip mane susirandat. Bet tik ne naktį, ir tik ne vakarė, žinok, blemba, tik tai iki 1 valandos dienos, žinai. Aš kažkaip, blemba, noriu pakelti ragelį, žinai, paskambina ten žmogelį, žinai, ten irgi, žinai, ten įkalęs gramą, matos, jis nori, jam trūksta to bendravimo, žinai, ten, bet pas mane vaikai viską, žinai, ir aš jį kažkaip tai blemba, žinai, ten. Bet alkoholis iškart siena, žinai, nes kol tu geri alkoholį, tu iš pradžių turi susirasti kitą poziciją, žinau, alkoholis ragas, yra iš vis, neįdomu su tavim, supranti, jis tau sakys, kad tu esi tuo momentu pats gudriausias ir viskas, ir paskui, kai tu išsiblaivėsi, tu griebsisi problemas ir viskas, ir nieko tu nepadarysi, žinai, čia yra milijonus kartų patikrinta, žinai, jis užblokuoja tam tikrus centrus, žinai, narkotikai ir viso, žinai, tai todėl. Tai kodėl skambinto žmogus ir man blemba galvoju, kam aš vis čia kėliau, žinai, žmogus, tai man ten irgi dabar, bet jis irgi parodė, kad man reikia kažkaip atsiriboti, žinai, išjungti viską, kai po to, kai viską padarau, bet kol kas dabar kūrimo stadijoje, kol kas sėdžiu ant tų paramų, žinai, kad valstybė mane gelbėja nuo absoliutaus bado, nuo to, kad nenumirčiau aš ir vaikai iš bado, nereiktų eiti išmaldos prašyti prie bažnyčios. Va, ir todėl, kai dabar paskui atsiras visi tie, tai tada, kad neprarasčiau to. Bet jeigu prarasiu, žinai, gal paskui kažkaip sugrįšiu, gal ten kitoks žmogiškumas yra, gal ten yra kitom lygiai kiti žmonės ir ten aš irgi kažkaip tai suprasiu, kad va tą, ką čia aš dabar kalbėjau, yra nesąmonė, žinai, ir ten rašysiu kitą video, kad yra nesąmonės baigtų. Žinai. Nors ne, visą laiką yra gėris ir blogis, yra šviesa, bloga, žinai, yra tamsu, yra juoda, balta ir yra viskas tas egzistuoja, kol mes esam žmonės, kol mes suprantam, kad kas tai yra gėris, kas tai yra blogis. Ir tas gėris ir blogis jau vis tiek, net jeigu jis nedominuodavo kažkada, nebuvo ten kažkaip išsivystęs pasaulyje, tais viduramžiais ar ką ten žmonės, nežinai, nužudydavo ten gražias moteris, išmintingas arba ten, žinai, kažkokius mokslininkus, žinai. Reiktų bažnyčiose pakabinti visų nužudytųjų, žinai, ten jeigu yra ta kartoteka paveikslo, žinai, žmonėm, kad atpirk, žinai, kad bažnyčios kažkur kampelis, nekaltai bažnyčios nužudyti žmonės, žinai. Mes tuo momentu mes neteisingai supratom Dievą, Dieve atleisk mum ir visus tas nuotraukas, žinai, ką sudeginot, ką nužudėt, ką, žinai, kad tada kažkaip tai, kai ateičiau į bažnyčią, tada aš neturėčiau tos, ne visą laiką neprisiminčiau, kiek su tom kryžium ir bjaurybės prižudė žmonių, supranti, be reikalo. Žinai, ir, tada suprasčiau, jo yra idėja, yra religija ir viską, žinai, tam tikrą, žinai, taigi kartais būdavo, kad ir apgindavo tam tikrą tautą, viską, žinai, ir kažkaip taip lengviau numirsiu religijos pagalba, kad čia tu susitiksi su Dievu ir su velniu tau čia. Ir šansas kažkoks bus, žinai, ką žmogus vis tiek numirs ir, žinai, jam lengviau. Bet tokį kampelį padarykit kiekvienoj bažnyčiai. Bet kiekvienos
kas susijęs su Jėzum Kristum, su pravoslavais, kur nužudyta žmonės su religijos pagrindu neteisingai, visur yra pilna, žinai, ten kampuką jiems ten nekaltai nužudytim būtent aukoms, žinai, arba vieną kažkokią tai paveikslą, žinai. Nu, bet kur čia nešoksi prieš religiją, čia, žinai, čia, tai mane tai energija kokia nors gal egzistuoja, kai ir iškart mane išjungs į žaidimą, žinai. Nu, bet dabar yra dirbtinis intelektas, žinai, kovokit su dirbtiniu intelektu, pasižiūrėkit, žinai. Aš čia prie tam video sakiau, kad dirbtinis intelektas dabar turi būti visi tie, žinai, prezidentai pakeisti dirbtinį intelektą, turi būti padėjėjas, mes renkam dirbtinį intelektą, įeinam į dirbtinį intelektą, testuojam jį, užduodam klausimus, atsakinėjam, kaip jis mums atsako, viską, žinai, nu, pratestuojam, žinai. Yra dirbtinis intelektas, prezidentas ir asistentas, žinai. Sakykime, mano ten vadina Zendai. Aidas siūlo savo dirbtinį intelektą Zendai į prezidentus. Sakykime, ChatGPT pagrindu dirba, arba ten savo sukurto algoritmų pagrindu. Ir aš jo asistentas, žinai. Ir jūs, nu, balsuojat kaip kandidatai į prezidentus už dirbtinį intelektą. Ir jo bus vis tokios užduotys, ten ką turi daryti prezidentas, ir jis, nu, vykdys visos ten, nuvažiuos į susitikimą su kitais valstybės vadovais, žinai, ten, aišku, ten atveši jam kažkokį, ten gal sukursi jam kažkokį formą, avatarą, jis sėdės ir išsakys savo nuomonę, išreikš savo, žinai, ir turės savo balsą ir taip toliau. Nu, čia iš praeitą video, žinai, dar aš vis prisimenu. Nu, tai va, jau 27 minutės ir labai gerai, kad šiandien aš jau rašiau video, aš dabar jį kelsiu. Ir dabar jau dar ne 27, jau 35, nes pirmas 5 minutės aš ten pasakoju apie laimę, bet išsijungė man vėl tas žaltys mikrofonas, žinai, ir dabar bus 2 video. Teks ko gero sumontuoti kažkaip tai juos. Arba būdu įkelti. Parašysiu 1 ir 2 dalis. Ir datą. Jeigu norite į sektą pas mane, aš sektą jokio formą vadinu. Jeigu norite į mano partiją, sektą, būrelį, klubą, organizaciją, bendrovę, kolūkį, jeigu norit, rašykit man į telegramą. Sąlyga labai paprasta. Minimum valandą į dieną. Valandą dieną skirti mūsų bendram tikslui, valandą į dieną, ir pasimti kažkokią tai užduotį ir daryti, žinai. Tai vat ir, sakykime, judėti. Šiandien vadinas tai Zendai, gal pavadinsim kitaip. Va. Kol kas aš sektos lyderis. Bet jeigu surasim kitą, kas sakys, Aidai, ne, tu nebūsi sekti, iš pradžių įstosi sektą, paskui sakys, mes tave verčiam, žinai, balsavimo pagrindu. Balsuosim, kad to bus daugiau negu metams išrinksim lyderį, kai bus daugiau negu negu 13 žmonių. Tada balsuosim. Ir jeigu nėra eksponencialinio augimo sektui, tada vėl balsuosim, žiūrėsim ataskaitą kas savaitę ir tada judėsim, žinai. Kol kas pradėkim nuo valandos, minimum valandą, žinai. Ir kol kas lietuvių kalboje viskas, kol kas čia yra lietuvių nacionalistinė organizacija. Ką aš čia prikalbėjau, nieko nesupratau, bet rašykit telegramą, aš jums paaiškinsiu. Trumpai parašykit, noriu į klubą. Ką darysim klube? Būgną, būtinai daužysim būgną, turėsim visi būgnus ir
daužysim būgnus, skambinsim varpais, deginsim degtuką, žiūrėsim į degtuką, žinai, kaip dega ugnis, žinai. Ko gero, dėl kažkokių tai mantrų, maldų ar ką, kol kas mušim būgną ir viską, žinai. Nebent turėsim kažkokį tai savo tekstą, devizą, kad mes tobulėjam, mes augam, mes siekiam, mes norim, mes galim, ten kažkokius tokius bendras frazės, žinai, kalbam. Pradžių būgną, varpą ir gal kažkur tai kurorte, žinai, nuvažiuosim kartu arbatos pagerti, žinai. Iškart sakau, be narkotikų, žinai. Jeigu yra narkotikai, kas yra narkotikai? Narkotikai yra alkoholis, žolytė visokie. Viską, kas tau duoda smegenims kažkokį tai impulsą cheminį, kad tu negali išlaužti iš savęs su garso, su balsu, visokių pagalba tą kitą būseną, nereikia. Gal jūs ten kažkur nuvažiavę, paskui ten pasislėpę, nežinau, ten. Bet vat mūsų bendruomenėje ne, kadangi skambinsim varpais, gongais, varpais, būgnais. Ir gal tą kitokiausių visokiausių ritualų efektingų prisigalvosim, žinai. Vienu žodžiu, ieškosim būdų, kaip atsipalaiduoti be narkotikų. Jeigu jums patiko čia tas mano, žinai, ir primenu tiesą savo žmonėms, kurie labiausiai mane myli ir galvoja, tam durniukui tikrai niekad nepasiseks, arba kad jam nepasisektų, žinai, tiem arba ten, ar tu sumokėjai mokesčius, o ką tu čia dirbi, ką tu čia šneki nesąmonės. Visiems tiem sakau, čia yra meninis filmas, aš esu aktorius ir aš bandau integruoti viską tai realų gyvenimą, bet tai yra mano meninis išmislas. ir jūs žiūrėkite tai kaip į tą, kad atėję žiūrite kino filmą ir nesakot, Jėzus, ką tas čia prisigalvoja, žinai. Tai neikit į filmą. Jeigu jūs dabar esat narkotiniai būsnai, girtas arba ten žolelės prisirūkęs, tai iš pradžių išsiblaivėkit. Bent 40 dienų prasilaikykit, kad atvažiuoti. Nes sujauksit visą atmosferą.